labą dieną. Buongiorno. Pristatykite šios dienos planą, nes mes jau esam 6 kelionės dienoj ir paliekame Palermą. Sostinės Sicilijos ir judame link Agrigento. Lankysime Šventyklų slėnį. Vieną geriausių pasaulyje išlikusių graikiškų šventyklų slėnių. Okay, dabar šiek tiek jums eismo. Pasidžiaukite. Fontanas kerta, Antonijo pralėkė prieš tai. Kurio pirmenybė, kaip mano niekas nežino. Eismo čia praktiškai nėra. Dar ankstyvybė. Džiaugiamės mes tą ankstyvybę. Va, policija, biški. Kažką jau gauta. Nu, kur mes čia atvykom? Kaip šitą vietą vadinasi? Valley of Temples. Valley of Temples. Romėninos? Graikinės. O čia gynybinės ar polybinės liekanos? Čia yra šventyklinės liekanos. Ai, čia šventyklinės. Šventyklinės liekanos. Atvažiavom čia, prisiparkavome alyvmedžių giraitėje. Šešėlį susiradom. Are you enjoying this trip? Not really. Sick. Slay. Skibidi. Skibidi. Pirmoji. Šiuo metu esate prie Heros šventyklos. Galite pasigrožėti. Tai va, prašom, eikite. Ir dar jūra sakė, grožėkitės iš čia. Labai nesimato. Ir jie išgelbėjo jauniausiai Dzeusą. Tada tas Dzeusas jį ir nuvertė, matyti. Olimpo dievai. Aha, tai Kronas Rėja. Dzeusas su savo pusseserė susituokė. O jie ten, žinok, sesės. Dzeuso šeima, nors Dzeuso žmona buvo Hera, turbūt sesuo, jis turėjo daugybę vaikų su kitomis deivėmis ir mirtingosiomis. Su Hera. Aresas, karo dievas, Hebė, jaunystės deivė, Eilitėja, gimdymo Too deivė. much history here. Čia va, užsimušimo tarpukas. Jeigu norite, gali risti. Mirti šventyklų slėnį, tai gali rinkti šitą. Kai jau nusibos istorija, Kai jau sakysit, užkniso tėvai juodai, čia. Tai čia sakai sodas? Čia sodas nusikimas palei sieną. Ir be to yra mokamų tų sodų, galėjai pirkti bilietą su entrance į sodą. Tai va sodas. Ai, mums į šitą siūlė grįžtant turbūt užėjai. Atsigaivent. Ir suvalgyti savo sumuštinį. žinau, čia su to atsigaivinu. Žiūrėkit, čia tas Dievo pranašystės medis, kur užsilepsnojo. Tikrai. Kur mozai degė. Yes. Bet jam krūmas dega. Tai čia krūmas. O visi krūmai, kai krūmai, o šitas va sudegęs. Tar smagu. Pasas. Jeigu nori honest opinion, tai šiuo metu nelabai, nes žiauriai karšta, žiauriai kepina. Ir man nėra labai įdomu žiūrėti šventyklas, aš visgi katalikė. For real? Na čia va žiūrėt gali. Buvau informuotas, kad čia tvorelė uždengta dėl to, kad čia yra kriptos. Čia laidojo pirmuosius krikščionis. Va, žiūrėk, kaip atrodė. Matai, užmūrytoje buvo tie angiukai. Kapinės. Buvome į šventyklų kavinukę užėję. Sakėm, špriciuką pasimsim. Gavom leidimą audronės. Gavom leidimą. Bet apsigalvojom, nes, po 10 eurų. Dar ne tiek mirštam. Jo, dar turim vandenuko. Už 10 eurų mes po dug nusipirksime. Žemiau kur nors nusileidę. Tai taupomės dar. Priešais matome šio slėnio pažibą. Geriausiai išlikusią šventyklą, kuri yra ant UNESCO paveldo ženkliuko logotipo. UNESCO simbolis. Išlikus nuo 6 amžiaus prieš Kristų. Vienas variantas, kodėl išliko, nes 6 amžiuje po Kristo įrengė bažnyčią ir sutvirtina visą tą stogą, kad laikytų. Ir kitas dalykas, jinai pastatyta akmens
o po apačia yra kažkoks judresnis tas paviršius, dėl to per žemės drebėjimus jinai nesugriūna, dėl to architektūrinio sprendimo. Ir mokslininkai nesutarė, bet mano, kad visgi graikai, kai statė, žinojo, kad ten yra tas ypatingas sluoksnis ir jinai per žemės drebėjimus negrius. Baisiai daug visko čia išlikę, nuo amžių amžinųjų, dėl to jin tokia čia vertinga. Praktiškai visos kolonos iš 34 ir sienos. Seniausia šitam slėnyje šventykla Heraklio 6 amžius prieš Kristų. Stovėjo viena kolona. Ir anglų archeologas sumoka 20 000 lyrų 1921 metais, kad atstatytų, pakeltų 8 kitas kolonas ir šalia tos pastatytos. Kurios galėjo ant žemės. Taip, galėjai pažiūrėti, kaip atrodo. Ten yra piešinukas, kaip ta viena stovi ir jis sumoka 50 000 lyrų, kad pakeltų jas ir sustatytų. Kad savo svajonę išpildytų. Taip, įsivaizduoji? Tai varėtų ant kameras. Daug griuvėsių, daug kolonų va čia stovinčių. Jeigu yra noras, galima jas visas atstatyti. Bent jau kažkam prieš daug metų pavyko susimokėjus mokestėlį, kaip minėjau. Čia turėjo būti didžiausia Dzeuso šventykla visam šventyklų slėnį, bet patys nepabaigė statyti, nes užpuola tą Akragą kartaginiečiai. Puolė vargšiukus statybų metu. Pagal graikų meldimosi tą kultą mes va su Vaiva pasidomėm, tai pirmą tu turi kažką padaryti, kad galėtum paprašyti, nes tu man aš tau veikia principas, tai jeigu pastatai šventyklą, tai vat gali tada tikėtis, kad būsi turtingas ir galingas. Tai gerai, tai dabar jie nepastatė. Nu, tai prakišo kartaginiečiai, užpuolė Kartaginą. Puolė, griovė ir tada iš jos likučios statinėjo kitą šventyklą. Nu, tefa. Kartaginiečiai iš Sirakūzos buvo. Bus tau nepadaryti darbą iki galo. Taip, nepastatyti Dievui šventyklą. Šiandienos pamokėlė, jei darai padaryti iki galo. O tai baigėsi bloguoju. Guliva, laikantysis kolonos stogo. Ko lipot ant paveldo? Kad matytumėm Aš tai va visai nelipu. bendrą vaizdą iš viršaus. Iš viršaus. Čia jie specialiai va paliko tą akmenuką, kad visi galėtų palipėti turbūt. Informacijos update'as čia yra Titanas. Nes Dzeusas nubaudė Titanus ir liepė laikyti stogą. Taigi taip, Titanai buvo ten, Kronas viskas vardijo ir Kronas valgydavo savo vaikus, nes pagal legendą turėjo vienas jų jį nugalėti. Dzeusas. Nugalėti? Kaip tu nežinai šitą pasaulį. Ir jeigu žiūrėjo tą Heraklio filmuką, tai ten tie Titanai išlenda. Nu vis dar čia toj šventykloje vaikštom, kurios nepastatė. Iš esmės priėjom slėnio galą, dar daugiau griuvėsių ir žingsniuosim atgal. Nu ką, čia mato Titaną, biškį atkurta, biškį sustatyta, kad įsivaizduotumėt dydį. Jis ten kažkur laikė, turėjo laikyti stogelį, galim pažiūrėti, čia gal yra kažkas. Va, čia turėjo kažką laikyti ir dar jisai nėra ant žemės. Patikslinimas dėl to logotipo. Apsimelavo čia Lonely Planet gidas, nes italai rašo, tai italai ir kuria legendas. Nifiga ten tas logotipas ne pagal šitą šventyklą, o pagal Atėnų Parteoną. Kuri yra vienoda kaip šitas turbūt, bet... Ir labai panašios. Gal visos jos panašios? Gal visos jos vienodas tokios struktūros. Žiūrėk, tai kokie mes čia mieste esam? Agrigento. Miestelis. Miestelis ant Arkago pastatytas senovinio graikiško miesto. Čia tuomis ir garsus.
tas Akragas buvo labai garsus, nes pagal legendą buvo įkurtas Ikaro ir Dedalo. Ir buvo vienas didžiausių senovės, vienas gražiausių. Tai čia tas ištirpino sparnus. Tas, kur ištirpino, skridavo į saulės sparnus. Tai ne čia. O Bože, kaip gražu, kaip akmeninga čia viskas. Atsilikom nuo grupės. Demonstruok, kaip mokėti. Keš? Jo, ir kaip. O kaip? Ai, šitaip. Ne, kaip? Kešologija. Kai nori pinigėlį išsikeisti. Niekad neapgaus. Kaip tie skemeriai prie šlagbaumų. Pirmas sustojimas čia mūsų, jo? Jūs, kol mes savo Taip, čia mūsų pirmas elektrolitus pirkom ir gėrėm, dingot iš eterio. dingom iš eterio, jūs iki čia dėjote, ne? Ir jūs sakėt, šaunuoliai. Italai, žinokit, labai neskuba. Nuėjo į rūsį, pasiėmė ledukų maišą, pasidėjo ant stalo, vėl nuėjo į rūsį, atsinešė vienkartinių stiklinių poką, išdėliojo, tada nuėjo, ledukus praplėšė, įsipylė į ledukų tą, nu tada pradėjo 100% alkohol špricus gaminti. Tada su pincetu, nusiplovė pincetą, paėmė po citrinytę, įdėjo, tada su to pačiu pincetu šaudelius paėmė, kad neliestų rankom, atitaikė, įdėjo. Akį pamerkė. Relax, take it easy. Bet to jūs per siestą atėjot, tai ko jūs tikite? Už tai parkingas per siestą nemokamas. Bet man jau, žinokit, čia number one šitas miestelis. Kuom? Jau, labai gražu, tvarkinga. Ai, nu šiukšlių nėra. Nėra, pasižiūrėkit kaip Tai yra aplamai pastatai kokio grožio. Ta pirma kavinė, kur tuos kokteilius ėmėm, kaip ten viskas skaniai atrodė. Tos čia viskas kaip buraka. Eik, aš jau norėjau tą imti, nes mačiau, kaip purškė kremą į tą, bet 4 kremą. Nu, sakė, patinka. Agrigento. Buvom pasifotkint, instai, viską. Atsilikom nuo grupės, jau skambinom, sakėm, palaukit. Bet čia kalnai. Jau lūpas išdžiūva. Jau špricas, jau viskas, elektrolitai dingo. O, nebekalbu, aš jau. O, jas. Emergency calling. Va. Sektos nariai. Per karštį, per viską, bet eina, lipa, žiūri. Važnytėlė, viską ten turi būti apžiūrėta. Nu, va toks šitas miestelis, va tokios gatvelės. Į kalniuką užlipi. Bažnytėlę pamatai. Per kitą galą nulipi. Kančia? Jo, bet labai gražu. Kančia, bet graži. Labai. Dabar kokį grocery store reikėtų, kolos ledinės. Hopt, visą susipurtau.
Tai atvažiavom vakar jau vakare į Kataniją, į savo vilą. Praleisim 8 naktis. Esame čia tokios vasarnamių mini kvartalėlyje. Čia va visi mažiukai namukai. Nu, mes čia tokia biškį 2 aukštų vilutę pasiėmėm ant jūros kranto. Čia pro tos vartelius pam. Ir jau private beachai, visa kita. Užeikime, pasižiūrėsime. Va, čia turim pramogėlių zoną, stalo tenisas, futbolas. Čia lauko grill zona. Dar čia turime lauko dušiukus po paplūdimiu nusipraust. Tūlikas, skalbyklės, džiovyklės, viskas veikia. Moteris čia šiandien nesimaudė, mes va atsikėlėm, prabėgom 5 kilus, paskui su vaikučiais išsimaudėm. Galim užeiti į vidų, pasižiūrėkime, kas čia viduj. Sveiki! Room turas, skladukas, šikinikas, dušas. Tik dabar filmuoju room turą. Vis dar neprisijungė prie YouTube mūsų internetas. Išpuolė, iškritė kiek valandų? 2 valandos. Prie kompo irgi intakas nesijungia. Man veikia, aš perkroviau. Čia mergaičių terasėlė. Va, turi 3 aukštę lovą. Pum. Pietų stalas. Limončelo. Špric. Senobinė, oldschoolinė virtuvė, viskas integruota, va čia va, įleista, suleista. Op. Visur marmuras čia, kažkoks akmuo, taip toliau. Viską savaitę keliaujam, turim daug skalbinių. Berniukų kambarys. Dušas, tualetas. Eglės kambarys. Mano kambarys. Va jau kondiškę Aurorą išmetė, tai išjunkim. Aurora 9. Dar vienas suaugusių miegamasis. Tai buvom jau išsigandę, visokius Google'o va, pležiukai. O, pležas, čia ne pležas, čia tinklinis. Buvom išsigandę, atsirpimai prasti. Bet žinokit, nėra tai blogai. Biški saugiklius muša ir ne visi kondicionieriai veikia. Kiek duodat? Iš 5. Iš 5? 3? Ne, tada 8. 4,5. Opa. Jeigu 10 baliai, 8. 10 baliai 8. 8. Nu, ta prasme, jeigu tu tikėsi gal kažką tokio, prie ko vakarų europietis pripratęs, tai taip nebus. Gerai, gražu, čia šviesu, balta, viskas. Balta, raudona, balta.